Give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. Taigi paskambino man mokinys vienas ir pasakė, jog giminės pamatė jo grynai vaizdo medžiagą, jo mokymus. Ir visi pradėjo apkalbinėti jį ten, giminės pradėjo apšnekinėti, sakyti, kur tu, Pauliau, buvai kokiuose tu mokymuose, čia buvai taip toliau. Ir iš tikrųjų, iš karto mokinys nori, kad aš pašalinčiau tą jo video. Ta prasme, išimčiau tuos video. Aišku, jis tai gali padaryti, ta prasme, sumokėti tą skirtumą, kurį jisai gavo būtent filmuodamasis. Tai jis sutaupė keletą šimtų litų, tai jisai gali, aišku, pervesti juos, aš išimsiu tuos video. Bet esmė, aš jam paaiškinau, kame čia yra reikalas. Tame yra reikalas, kad jeigu tu ir išimsi tuos video, tai giminės pajaus, kad tavie rado jautrų tašką, tave biškių užspaudė, paspaudė ir va, žiūri, išimi video. Mes žinom, sekantį kartą jau jautrų tašką. Vėl jisai kažkokią veiklą darys, kuri galbūt mums bus nepriimtina. Vėl mes jį biški žodžiais užvarysim, žodžių šakim užbadysim gerai. Ir, ta prasme, vėl jisai išims video arba vėl jisai darys taip, kaip mes norim. Todėl tu turi savęs klaust, kas kiaušus tavo vairuoja, giminės ar tu savo gyvenime. Ir jeigu tu savo gyvenimo vairuoji kiaušus, tai jokie giminės negali turėti įtakos. Jeigu jie apkalbinėja, vadinasi, jų gyvenimas yra neįdomus. Jeigu tave apkalbinėja žmonės, tau sveikinu seniai, tu esi dėmesio centre, tavo gyvenimas yra įdomus. Aš aplamai savo mokiniu aiškinu, sakau, kam tu iš vis gaišti laiką su kažkokiam giminėjim, sakau. Vietoj to tu keis, sakau, tu eik skaityk knygas, audio programas, apie pardavimus, apie sėkmės psichologiją, apie investavimus, apie tai, ko tau reikia tavo gyvenime. Tu klausk savęs, ar tą valandą, kurią tu gaišti čia su giminėjim, kalbėdamas apie juos, galvodamas, ką jie apie tave galvoja, ar tau atsiperka. Ar tau tą valandą uždirba 25 dolerius arba tiesiog 100 litų tau uždirba tą valandą. Jeigu tau tą valandą neuždirba 100 litų, tai tu švaistai savo laiką. Tu švaistai laiką su tom giminėjim, galvodamas čia kaip, čia ką, supranti, jiems įtikti taip toliau. Vietoj to aš rekomenduoju keisti, eiti, investuoti, dirbti, tobulėti, išeiti į gatvę, šnekėti su visom moterim, bendrauti laisvai. O tada, kai tu jau gausi rezultatus, kai tu prie tų giminių atsivesi savo norimą moterį, savo patinkančią, apie tokią, kurią tu svajojai, tu bendrausi laisvai, tada jie sakys, oho, čia tai jo, o tada jie apie tai pradės gerai kalbėti. Tik saugiai jaučiantis žmogus savo kailyje gali tave pakylėti, kai tau yra sunku, ta prasme, jisai prie sakyti, šaunuolis, mačiau, buvai geruose mokymuose, o čia tai esi drąsus. O visi kiti, nuo kurių tu turėtum laikytis atokio, tai būtent tave tik kritikuoja. Tai gerai save jaučiantis žmogus, saugus savo kailyje, gali tave pakylėti, gali tau pasakyti, tu esi šaunuolis, tu esi drąsus, blemba Pauliau. Tai yra nerealiai gražu, tai yra varyk, nesustok, žinai. Ir nežiūrėk, ką kiti žmonės apie tai galvoja, eik iki pat galo. Lygiai tas pats buvo su manimi. Buvo tokių žmonių, kurie paprasčiausiai, kai man dar iki galo normaliai nesisekė, ta prasme, jie kritikavo, jie žiūrėjo, jie sakė taip ir anaip, bet kai jie pamatė pokytį, pamatė, kad aš dabar būnu santykius tokia, kokia aš noriu būti moterimi, gyvenu gyvenimą tokį, kokia aš noriu gyventi, esu finansiškai nepriklausomas, tada jau jie sako, tada jau jie pradeda apie tave gerai kalbėti, tada jau jie pradeda tave gerbti. O kur jie buvo, kai tau dar netaip sekėsi? Tai va būtent, čia kaip tik sveikinu, kaip tik tu gali atsirinkti draugus, tikrus draugus, o būtent. Ir tokių dažniausiai būna maksimaliai koks 1-2, kartais iš vis tokių nebūna ir visai nesitikėti. Ir aplamai tokioj Lietuvai reakcijos iš savo giminių, iš savo draugų, kai pamato, kad tokiuose patrauklus vyras mokymuose būni, nereikia tikėti kitokios. Nes Amerikoje seniai, pavyzdžiui, life coachingas yra seniai priimtas ir seniai visi žmonės žino eina. Pavyzdžiui, poros eina pas santykių psichologus, konsultuos, tai yra normalu. O Lietuva yra tokie žmonės, ta prasme, viską mokantis, kad, pavyzdžiui, kaip taip gali vyras eiti į tokius mokymus?
Kaip gali vyras nemokėti viliot panelis, bet tuose pačiuose giminėse patys sėdis, komforto zonoje ir net neina. Ir jeigu būtų giminėse bent vienas vyriškas vyras, kuris moka viliot gerai moteris, seniai būtų tas Paulius seniai išmokęs iš jo. Vadinasi, nėra, trūksta visiems žinių. Čia negimstama su to. Čia reikia išmokti, čia reikia skaityti knygų, čia reikia dėti didžiulį darbą, čia reikia daug praktikų, čia ant tiek reikia psichologiją išmanyti. Supras moterų poreikius, supras tai, ko joms reikia, tu galėtum kažkokią įtaką teigiamą daryti tiek savo, tiek joms. Ir tai nėra paprasta, tai reikia daug įdėti darbą. Todėl visiems aš rekomenduoju savęs klausti, ar tą valandą, kurią tu gaiši galvodamas, ką kiti apie tai žmonės pagalvos, gal išimtis mano atsiliepimą, kad nematytų daugiau jie, gal vėl grįžti tą tarakūnų bliūdą, aš rekomenduoju keisti, ką tu darai žmogau. Tu gaišti tą valandą, tu vietoj to eik, sportuok, eik tobulėk, eik bendrauk su moterimis, įrodyk, eik, nežinau, eik klausyk įrašą apie pardavimus, apie psichologiją, tobulėk to, ko tau reikia tavo versle, tavo veikloje, tavo bendravime su žmonėmis, tu pamatysi, kaip tau auksi, jie visi miške kaip grybai auksi, tu kaip medis išauksi daug aukščiau už juos. Ir taip, kelių metų viskas pasirodys, kantrybės čia reikia, tiesiog turėti kryptį, nes tas laivas, kuris plaukia ir to laivo kapitonas, kuris nežino, kur yra sala, kaip jis gali būti pasitikinti savimi, kai šniūkščia audrus, pučia stipriai vėjas ir jis nežino, kur yra krantas. Kai mato, to jau laivas kes. Žmogau, tu prarandi kryptį. Tau giminės diktuoja tavo gyvenimo kryptį, tau draugai diktuoja tavo gyvenimo kryptį ir tu renkies pagal juos kryptį. Rinkis gyvenimo kryptį pagal save, pagal tai, kaip tu nori gyventi, o ne kaip jie. Ir tavo laivas bus, to laivo kapitonas bus pasitikinęs savimi, žinos, kur tas laivas plaukia, kur jis turi plaukti. Ir tu pamatysi, kaip tie žmonės, kurie tave apkalbinėjo, kurie ant tavęs varė, norės į tą laivą sėstis kartu su tavimi. Žmonėms yra svarbu, kuo tu gali būti naudingas jiems. Kai tu finansiškai išauksi, kai tu turėsi pajamas, jie norės iš tavęs skolintis, jie norės iš tavęs pagalbos. O tada tu žinai, ką parodys savo vidurinį pirštą, sakysi. Kai atsimeni, kai buvo, kai aš tą pradėjau, kaip tu su manimi elgėsi, atsimeni, kai buvo. Tau yra dabar gyvenimo pamoka. Niekada su žmonėms nesielk taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Tai va, elkis su žmonėms, kaip sakant, kitais žodžiais, taip, kaip tu norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Viskas. Vadinasi, tai va, vyrai, klauskit savęs, kas vairuoja kiaušus jūsų gyvenime, jūs ar giminės. Čia buvo šaukėjas Airinas Urten, Goda žiūrėjo, iki. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance